Akcinė bendrovė Lietuvos geležinkeliai dalyvauja unikaliame tarptautinėme projekte, jungiančiame įvairių šalių geležinkelių įmonės. Šis projektas atveria galimybės geležinkelių koridoriumi sujungti Kiniją ir Vakarų Europą, transportuojant chemijos pramonės žaliavas. Kinijos rinkoje mes įkūrė atstovybę ir jinai dirba aktyviai ir turime jau šiandieną, galim drąsiai sakyti, rezultatus. Konteinerinis traukinys su chemijos konteineriais, kurie pravažiavo būtent Kinijos valstybės sieną, kirto Kazachstaną, Rusiją, Baltarusiją, savaime aišku Lietuvą per Šeštokus, Lenkiją ir iki Vokietijos būtent paskirties taško atvyko jau pirmasis konteinerinis traukinys. Krovinių ekspedijavimo departamento LG ekspedicija pastangomis krovinys sklandžiai kirto ES sieną ir pasiekė Kenos geležinkelio stotį, iš kurios, atlikus įprastines muitinės procedūras, išvyko į Šeštokų geležinkelio stotį perkrovai. Ten konteineriai su butandiolio kroviniu buvo perkrauti nuo plačiosios anteuropinio standarto vėžės ir naująja Rail Baltica atšaka išvyko per Lenkiją į paskirties tašką Vokietijoje. Šis projektas ilgo ir kruopštaus pasiruošimo, derybų su įmonės partneriais ir glaudaus bendradarbiavimo rezultatas. Mūsų partneriams tai užtikrins greitą ir efektyvų pervežimą, o Lietuvos ekonomikai tiesioginę finansinę naudą, kartu didinant krovinių pervežimo tarp Lietuvos ir Kinijos apimtis. Duoda mums ateičiai perspektyvą, būtent į savaitę yra galimybė 2 konteinerinius traukinius atkrauti į Vokietiją, tai būtų labai didelis šiandieną darbas ir naujas iššūkis mums.